Ir štai mano rankose Dyson Supersonic R. Jau kurį laiką naudoju Dyson Supersonic R ir šiandieną pakalbėsiu apie angalius. Kas man patinka angaliuose, tai kad jie turi savo mikroschemą, o šitas daiktas turi savo atmintį. Ką tai reiškia? Kai aš naudoju šį angalį ir įsijungiu jį, po to dedant kitą angalį, jisai jau turi šalto režimo kontrolę. Nes su šiuo angaliu mes darome AirTouch dažymus, tai yra plaukų išpūtimo technika. Ir man svarbu tenai, kad būtų jau šaltas oras. Kaip ir kitus, pavyzdžiui, garbanotėm plaukam, jau yra nustatyta ir jisai pučia silpnai ir daleiskim karštas oras. Silpnas ir karštas. Taigi, tai yra patogu tuom, kad kiekvienas jis turi savo atmintį ir nereikia rūpintis, kad man čia dabar kažką tai perjungti. Tai mini mažas patogumas, kas suteikia komforto. Kodėl geras man šitas fenas? Aš mėgstu komfortus, mėgstu tuos mažus patogumus, apie kuriuos nereikia galvoti. Visų pirma, tai yra mano rankoj, jis yra tikrai labai lengvas. Tik ką pasvėriau plaukų džiovintuvo, kurį prieš tai naudojau, buvo 600 gramų. Po to Dysono profesionalų džiovintuvo irgi 500 gramų kažkiek tai, beveik 600. O šitas nesiekia 300 gramų. Ką tai reiškia? Atrodo, tie gramai nieko nereiškia, bet tai reiškia, kad mano ranka dirba lengviau. Kad aš mažiau, jau kaip sakant, naudoju energijos, o tai man sukelia daugiau komforto. Nepagalvokit, kad tokie dalykai nereikšmingi. Man jie reikšmingi. Kodėl? Nes kuo labiau aš esu savo komforte, savo daiktų komforte, tuo labiau energijos lieka man ir tuo daugiau energijos aš atiduodu savo klientam. Mano mėgstamiausias angalis yra šitas. Kodėl? Todėl, kad jisai tiesiog džiovina. Jis labai gerai paskirsto orą, kas leidžia dar greičiau ir kokybiškiau išdžiovinti plaukus. Nesuprantama, kaip gali dar geriau, kol tu nepabandai. Turiu labai daug klienčių, kur sako, ar geras, ar geras, ar geras. Nežinau, bet aš žinau, kai vieną kartą pabandžiau, nebenoriu grįžti prie kito angalio. Šis plaukų džiovintuvas skirtas profesionalam. Kodėl? Jisai dar yra galingesnis, o tai reiškia, kad sutaupysiu truputėlį savo laiko. Ir taip truputėlį finale reiškia daug. Patiems profesionalams aš rekomenduoju šį angalį. Kodėl? Todėl, kad jis yra siauras. Labai puikiai veikia, išpučiant trumpąjį sluoksnį, bet dažant sudėtingus dažymus, tokius kaip AirTouch išpūtimo technikoje. Ir be abejo, kas kirpėjai stilistai mėgsta, iššukuoti, ištempti plauką, tiesiai palenkti, tai jisai labai gerai fiksuoja tam tikras vietas. Labai gerai išpučia, ištraukia. Jisai tą karštį tikrai čia paskirsto labai lygiai, to lygiai ir plaukai būna, tikrai dar geresni, kaip šilkas. Darius man sako, kad kai moteris klausia, o aš pasakau, kad netaip nuskambėjo, kad aš negaliu rekomenduoti. Žinoma, kad aš negaliu rekomenduoti, nes aš žinau, kad man yra gerai. Kaip jum, nežinau. Dažnas yra klausimas, o jisai geras ar ne? Nežinau, ar jisai yra geras ar ne, bet aš žinau faktą. Visi, kas pabando Dyson produkciją, vėliau su juo neįsiskiria ir negrįžta ir nesako, kad, jisai kažkoks tai ne tas, aš sugrįžtu prie savo senų daiktų. Ne. Vienas iš faktų, kad klientai, kas jau pabandė Dysono plaukų džiovintuvus, jie net vežasi su savimi kelionę, nes jau nebegali nieko kito naudoti. Tai yra faktas. Kol nepabandysi to, tol ir nežinosi. Gerai? Kadangi aš jį jau naudoju ne kurį laiką, ar ne, aš nenoriu jo paleisti iš rankų, nes jisai man tiesiog jau prilipo, malonus, mielas, mygtukai po ranka. Tiesiog nenoriu paleisti. Dar vienas mano mėgstamiausias, ką rekomenduoju profesionalam, tai yra su plokščiu šepečiu, kaip greitai išdžiovinti plaukus. Būtent su šiuo angaliu labai lengva ir greitai ištempti plauką, tai padaryti jį lygų. Nereikia tenai su kažkokiais tai specialiais šepečiais kažkaip tai sunkiai daryti. Su šitu angaliu labai greita ir lengva pratempti ir turėti ištemptus tiesius plaukus.
Vienas iš būdų, taip, vienas iš būdų. Žinoma, vienas iš būdų yra ištiesinti greitai plaukus, tai būtent naudojant štai šį angalį su šepečiu greitai ištiesinti plauką. Jau sausą plauką mes paėmėme ir ištiesiname. Labai greitai ir patogu. Patogu. Wow! Kodėl jisai skirtas profesionalam? Dar viena iš priežasčių, kad jo laidas yra ilgas, o mums labai svarbu vaikščioti aplink klientą, aplink kėdę, kažkur tai, kad tas laidas yra, tikrai pakankamas. Namų sąlygomis turėtų būti trumpesnis, nes vonioje tiesiog užtenka trumpesnio laido vaikščioti, niekur nereikia. Mums su juo reikia vaikščioti, sakyčiau, tokia netgi visa šokdynė čia. Tai jo pakanka apjuosti visą krėslą ir tu jautiesi komfortiškai. Ir pašokinė. Čia ne šokdynė, čia rimtas profesionalus daiktas. Labai patogu, nes magnetas pritraukia ir viskas. Jokio kliko.